Sveiki visi ir mes filmuojame Call of Duty 4, paskutinę misiją, kitaip Game Overs, Rusijoje, dabar varom čia su kažkokiu tais tanku biškiu, ne, ką aš čia nusišneku, su, šito kaip čia mašina, žodžiu, ir dabar, kaip jau ir pastebėjote, šitame video ten buvo pora misijų, kaip aš nufilmavau, kad čia paaiškint, kad be garso, bet dabar, kaip aš kalbu, buvo tokių pora video, kiek ten palauk, neatsimenu kiek, bet tikrai nedaug, tai nežinau, kaip čia yra, tikriausiai 4, nežinau, bet net labai daug tenai, nes buvo galbūt taip, kad aš ten pavyzdžiui reikia įkelti video, o aš ten, ten pavyzdžiui ne vienas namuose, nes aš filmuoju, kai reikia, tyla turi būti, biškina nužudė, turi tyla namuose būti ir, nes kitaip neišeis tas video, gal tiesiog man nufilmuoju be garso, nes jeigu ten pavyzdžiui reikia, o man niekaip neišeina, tai va todėl kartais ir būna be garso. Prie šito video komentaro palikit, arba tiesiog, prie šito video komentaro palikit, ar jums patiko kad kaip aš filmuoju, ar kai su garsu, ar kaip be garso, palikit, kaip kad norite, kad aš filmuočiau. Ir toliau kitas mano video bus tikriausiai Call of Duty Ghost, tenai man visai patiko jisai tas žaidimas, todėl aš jį taip ir nufilmuosiu, nes man jis patiko. Ir sulaukiu komentarų, kad Battlefieldą reikėtų ten nufilmuoti, tai aš jį būtinai nufilmuosiu. Kaip jūs ir sakė, vos nedėmsiu. Aš būtinai nufilmuosiu ir sakau, kad aš žinočiau, kokius jūs norite tos žaidimus, kad aš filmuočiau, tai rašykite komentaruose. Ir kadangi vienas žmogus parašė, kad tokį ir tokį nori, ir todėl aš ir nufilmuosiu tą žaidimą. Išliekam iš mašinos. Nieko nematau, kad šitą. Judėt labai sunkiai. Įkritau, netyčia. Tai pasirodo neturėjau. Aš kalbu, reikia judėti ir bet kur vaikščioti. Va, įkritom. O, aš įkritau, bet tenai. O, dabar neįkritau. Dabar nieko nematau. Tai kad taip sunkiai vaikštų. O, daug geriau. Neatsimenu, ar sakiau, bet čia dabar yra paskutinė misija. Call of Duty 4. Ir ką čia dar pasakyti? Taip nežinau. Ką čia jums daugiau ir pasakyti? Parbėga čia jums 4 rakis. Pargriuvo. Aš nežinau, ką mums čia dabar reikia daryti. Neparašyta nieko. Vos nenukritau. Nieko neparašyta, ką čia reikia daryti. Tiesiog pašaudyti. Žiūrėk. Kiek mums gali užmušinėti?
neužmušė mūsų, bet tiesiog paridaužė. Šiaip šitą misiją labai trumpa. Paskutinė. Dauguma tos raidės, ten kas išvertė, ten panašiai. Pagrindė tie yra. Užima didįjį šito video laiko, bet aš turbūt raidžių nefilmuosiu, nes kiekvienas galit. Aš parodau, kaip geriau yra kaip geriau, kaip įveikti tą žaidimą, o ne raidės, nes kiekvienas pats gali tas raidės pasižiūrėti, tenai išvalgyti. Ką? Jisai dar gyvas? Taigi aš jį nušoviau. Va. Jis be rankos. Bet plaukai jau taip. Tai aš kaip tik kitą ranką iššoviau. Ir ne. Ai, nežinau. Dabar jau tikrai negyvas. Ir va. Viskas baigta, man atrodo. Misija. Dabar va tai raidės, tai išvertė ten kas panašiai. Raidės bus. Gal jo. Dabar mus, man atrodo, paims. Va, nusileido. Paims mūsiškiai. Mūsų tikriausiai. Nuneš ir toliau. Viskas bus. O dabar reguliuoja, kur sraigtasparnį nusileisti. Ir ten kaip tu praeisi, tai kodėl tu nerodė kažkoks tais ai. Jau ten kas kaip buvo mane surišo, kaip kokia žuvis kokias prižvėjotas. Kelia dabar. Mat, ir išėjome į dangų mes visi. Ir viskas. Ir. Va, все. Misija baigta. Ačiū, kad žiūrėjot. Dabar čia, kaip ir sakiau, raidės bus. Ten visas tas žaidimas. Ten kas dalyvavo tam žaidimą. Bet kiekvienas galite pažiūrėti savo. Nes dabar nieko nebereikia daryti. Ten kažką daryti. Tai ir kaip ir sakau, sudie.